Sveiki visi, šiandien eksplorinam apleistus garažus. Iš išorės šie garažai visiškai nesukelia jokio įspūdžio, tačiau apsilankius viduje radome tai, ko nesitikėjome. Daug įvairių įrenginių, daiktų ir be abejo mašinų, kurios paliko didžiausią įspūdį. Tad smagaus žiūrėjimo. Taigi, galim apžiūrėti, ką čia turim. Taigi, turim jo daug metalų visokio, durys kažkokios. Čia varikliai. Dėjom. Bet dydis tai geras variklių, ne? Sakyčiau. Gerai atrodo. Gerai, galim judėti toliau čia. Pilna mašinų visokių. Priekaba kažkokia tai. Gal nemaža. Čia, ką čia turim? Pilna padangų. Irgi tokios nemažos padangos, sakyčiau, ne? Bet tai ta prasme visas kambarys pilnas padangų. Čia kažkokios kaip spintelės ar kažkas tai tokio. Čia dar viena padanga su ratlankiu. Gerai, o žodžiu čia tai turim kažkokią mašiną. Lengvoje, įdomu, ta prasme. Ai, nėra priekio. Norėjau pasižiūrėti, kas čia per markė. Ir turim saloną. Gana neblogo. Šiaip stovė sėdynės, galėčiau pasakyti. Damn. Žiauriai plonas vairas. Čia iš šono pažiūrėjus spidometrą. Turim spidometrą? Jo, bet čia. Ai, nu, biškį jo, matau, išardytas. Pedalai, gazo pedalas įjungtas. Sankaba. Dar normaliai. Stabdžiai. Žodžiu, o čia perjungti bėgius galima. Ai, ne, negalima. Viskas žodžiu išardyta. Bet žiauriai įspūdinga, ta prasme. Mašina palikta ramybei. Išardyta, sėdynės likę. Bet žodžiu gerai atrodo, man jinai patinka. Dar durys užsidaro. Jo, čia žodžiu plytos kažkokie dar metaliniai daiktai. Kas ten viduj? Jo, žodžiu, galima vežiot kažką tai. Gan talpi bagažinė, sakyčiau. Aišku, nuardyta viskas, bet čia dar likęs pilnai uždėtas ratas ir netgi su padanga. Man tai žiauriai patinka, ta prasme, šita mašina, nežinau kodėl. Dar veidrodėlis, bet tai tokie žiauriai maži veidrodėliai. Tai. Gerai, galime įdėti toliau, čia dar kažko primėtyta. Gerai, čia turim žinoma daug visokių duobių. Žodžiu, daug galima buvo pristatyti visokių mašinų, priekabų, ko nori tik tai. Agregatų keitimo postas. Labai įdomu. Visiškai tikslios paskirties, tai net neįsivaizduoju šito pastato. O čia dar turim vieną sunkvežimį ir su priekaba. Bet irgi žiūriu, man atrodo, padangos nelabai sveiko šiaip tai. Nuleistos. Ir šito sunkvežimio stovis tai gan toksai neblogas, galiu pasakyti. Čia galiu pasakyti, vežioja tepalą. Išdaužtas, aišku, priekinis stiklas, kaip matau. Bet tai, čia man taip patinka, to prasme, žiauriai gerai atrodo, pasižiūrėkit. Visas šitas garažas toksai didelis. Ir čia dar mašinos. O, čia dar galima atsisėti. Aišku, čia pilna stiklų, bet kažkaip po biškį, atsargiai. Žodžiu, turim pedalus, gazas, sankabų, stabdis. Tikriausiai, jeigu čia net virkščiai, čia dar kažkokia tai svirtis. Jo, vairas tai tikrai žiauriai gražus, bet tai kai dydis vairo. Damn. Turi šią nauskausmą. Kai geras.
Kaip bėgiai junginėja. O čia dar kažkokia tai knygelė ar kažkas tai, kažkas rusiškai parašyta. Jo, gali būti, kad mašinos kažkokie tai šitos. Arba kitos gal pakliuvo. Ir čia net turim, žiūrėk, bardačioką. Viskas iš metalo padaryta. Metalinis bardačiokas. Kažkokie užrašai irgi rusiški. Žodžių stiklai, aišku, išdaužyti. Galėtų dar būti stiklai. Bet to prasme jausmas sėdėti šitoj mašinai, tai toks visai geras. Toks didelis, žiauriai vairas. Gerai, galim lipt ir apsižvalgyti toliau. Pasižiūrėsim, ką dar gero rasim. Ir žinoma, čia galima dar užlipti. Čia padarytos kopėtėlės. Žiūrėjau, čia daugelį kokį vežiojas, gal ne. Nežinai, iš tikrųjų, kas viduj būdavo vežiojama čia. Čia galima kažką tai supilt žodžių į vidų. Žodžiu, čia užlipimas tai specialiai padarytas, aišku. Čia taip iš galo atrodo. Čia juoda, kaip kokia nors mala atrodo. Gali būt, kad čia... Jo, man ir taip atrodo, nes, ta prasme, gale yra išpilimas. O čia kaip smala. Kažkas tai tokio, žodžiu. Bandom spėt. Iš tikrųjų nepilnai aišku, kas čia yra supilta. Žodžiu, gerai atrodo. Visas surūdijęs. Šitas užkabinimas visas surūdijęs, o korpusas tai sveikas ir dažai sveiki. O ir žiūrėk, čia dar vieną mažesnį turi modelį. Speedometras. Nu, čia. Irgi smala farytas. Top speedas 120. Kadaise buvo taip. Vidai pilna šiukšlių. Šiukšlių vidų. Nieko gero. Žodžiu, nedidelė priekabėlė, bet čia jau pilnai sujungtas, jisai, man atrodo, ne. Jis jau, jo, neatsijungia. Žodžiu, čia saloną turim tokį. Žiūrėk, geras salonas, tikrai geresnis už tos didesnės. Čia dar, aš sakau, jinai daug sveikesnė už tą. Dar viskas sukasi. Sėdynė tai gana nebloga. Gerai. Variklis. Kažkas tokio. Damn, išrinktas. Žodžiu, kažkam tai mieste jos buvo naudojamos tikriausiai. Man šitas mažas irgi patinka. Gerai atrodo. Šitas tai toks masyvus. Žodžiu, nice. Tas salonas nice, man patinka. Čia dar kažką turim? Gerai, einam pasižiūrėsim pirmiausiai tenai. Jo, senas žemėlapis. Šį iš medžio padarytas, ar iš ko? Su miesteliais. Detalus toks gana. Lietuvos TSR pagrindinių užmiestinių autobusų linijų schema. Eik, tai čia tai žiauriai geras vaizdas. Flashlightas tai ne kažką jau. Nu, aš dar tenai į apačių pasižiūrėsiu. Kas ten gero. Pasižiūrėsim, kas čia per kambarėlį. Jo, einam į šitą. Pasižiūrėsim, kas čia. Agi čia. Tuščia, aišku, viskas, bet tokios spalvos įdomios. Įdomu. Čia irgi kažkas tai tokio. Žiūrėk, čia kaip pirtis, ar ne? Bet tai ta prasme garaže. Bet jo, aš irgi dabar nesusigaudau. Mes atėjom čia, ta prasme, radom garažą pilną mašinų visokių, o dabar randam pirtį. Tai taip labai įdomu. Čia dar dušai kažkokie tai. O tai kaip čia suprast, ta prasme, jie čia vietoj ir gyvendavo, ar kaip čia? Čia tuščia. Irgi nieko nėra. Dabar pasižiūrim, kas čia gero. O, čia biški šlapia. Čia irgi kaip ir tuščia. Purvina kažkaip labai.
Kas čia per aparatai stovi? Čia atrodo kaip kažkokia gamykla buvo. Bet man čia niekas nesiriša, ta prasme, mes radom pirtį, garažą, kažkokius tai kaip gamyklos vamzdžius, nesuprantu. Čia šlapia. Kaip gali tai būt? Čia prie pat stovi didelis garažas milžiniškas su mašinom, o ten kažkur tai pirtis. Gerai, lipam į viršų dabar vėl. Na ir pasižiūrėsim, ką čia turim. Turim medinės grindis, šiaip gana jauko čia. Čia visokių rusiškų dalykų, nuotraukų. Čia iš viso raketos, lėktuvų, raketos. Čia žodžiu viskas vienoj vietoj. Ta prasme, viskas nesiriša į vieną vietą su šitais daiktais paėmus. Čia branduolinis sprogimas, ar ne? Kažkas tai tokio pavaizduota gali būti. Čia dar nuotraukų. Kaip užsidėdu jakalgę, tai čia visur būdavo šitas. O čia dar turim kambarėlių. Au. Dar pilna visokių dokumentų, kaip suprantu. Nuotraukos. Žiūrėk, čia tie, kur radom garažus. Irgi kažkas rusiškai. Avarinio atveju. Jo. Čia prieš kietą galima pasimokyti. O čia tai apačioj tai ne kažką. Rusų vaikai. Nu tai jo, čia jiem vienodai buvo. Sakyčiau, turim visokiausių nuotraukų. Na, pilna nuotraukų visokių. Kas čia per orai? Kažkoks keistas ženklas. Rusiška, o. Čia kaip mokomosios turbūt, tokie trikampiniai. Uč, o ne? Učinik. Jo. Mokinys. Tai dabar kaip šiais laikais yra M, tai čia rusų laikais tai būdavo. Čia dar turim pilną įvairių nuotraukų, ta prasme. Net nesuprantu, kaip aš čia atsirado. Rašalas. Ant spaudai. Jo, ant spaudai, štampai senoviniai. Lentynose, žodžiu, visko pilna. Knygos, Gali būti kažkas tokio. bilietai, jo, Jau. bilietai, autobusų, O ką pačioj? senoviniai. Žodžiu, čia su autobusais kažkas susiję. Taip įdomiai. Visokie dokumentai. Ir žinoma, pilna nuotraukų. Okei, o čia žiūrėk dar spinta kažkokia. Čia nieko joje nėra. Yra tikriausiai. Kažkokių dokumentų. Pilna rusiškų. Vertinimas. Bet tai čia pilna įvairių, visokių daiktų. Nieko gero. Jo, čia niekas nesiriša. Čia irgi kažkokių papirių. Kažkokia ventiliacijos sistema. Gerai, galim judėti toliau. Pasižiūrėsim, kas čia dar yra. Čia apžiūrėjom. Čia, žodžiu, viskas tuščia. Nuimtas radiatorius. Čia lubos išjungtas. Nu, žodžiu, man atrodo viską taip, kaip ir apėjom, ne? Dar priekis liko. Čia, ta prasme, apėjom viską. Galim judėti. O, čia dar turim visokių spintelių. Visokius. Čia įrankis šį būtų visai patogu laikyti. Čia manau laikai yra. Jau žodžiu įdomu, žiauriai. Ta prasme, iš išorės pasižiūrėjus į šitą pastatą, tai čia... Jo, dėžė paprasta kažkokia atrodė, tuščia dėžė. Bet kai įėjom į vidų, tai pasirodė visai kas kita. Pilna mašinų. Ta prasme, aš net nesitikėjau čia rasti mašinų. Gerai, dabar mes, kaip supratau, nebuvom dar šitoj pusėje, ne? Kažkoks aparatas, agregatas. O. Man tai čia niekas nesiriša. Ką jis darydavo? Kokia paskirtis? Čia lipam. What the... Čia randam kašį. Pričiom garaže krepšinio lenta. Tai gal kaip atsibosta, taip. Valgyti krepšinį.
Metalas. Čia parašyta metalas. Tokia kaip ir gamykla ir tuo pačiu kažkokie kaip garažai. Įdomiai. Čia stalai, spintelės. Kas čia dar? Vamzdžiai. Čia gal kaip ir koks šiluminis. Jo, kaip šiluminis. Atrodo. Yra, judam toliau. Įjungt. Išjungt. Graštas, šiau dirbtuvės. Čia šita dalis dirbtuvių, grinai. Čia dar kažkoksai tai agregatas užkraustytas. Nežinia kas. Bet žodžiu, yra į ką pažiūrėti. Čia vėl kažkas tai. Ok, dabar galim įdėti toliau. Ko dar čia yra? Pirmam aukšte. O, va čia tai geras. Žodžiu, tikrai nesitikėjau iš šito pastato tiek rasti. O, kaip čia va šitą va būtent suprast. Simuliatorius, kuris laikas. Ta prasme, atrodo, kad salonas kažkoks 100. Kaip iš... Čia yra kilometrai per valandą. Čia gali būti, kur kelio darbams tie maži tiesiog. 100 gal. O, jungiasi bėgiai. Čia įdomus bėgiai, žinai. Jo, per vidurį nesijungia, tik tai į dešinę, tiksliau į kairę ir į dešinę. O čia rankinis bus šalia. Ta prasme, jisai galėjo važiuoti 120 km per valandą. Čia kažkoks salonas, kažkoks. Nesuprantu. Čia bus jo. Kas Čia vėl varėk. variklis? Žodžiu, čia visokių įdomybių yra. Tikrai visko pilna, visko radom. Man atrodo, mes jau čia viską kaip ir apėjom, ne? Žodžiu, man patiko. Jum. Man tai irgi tokie įdomus pasakojimas. Žodžiu, visiems patiko, tad jeigu jums patiko, spauskit like, prenumeruokit, komentuokit ir lygiai kito susitikimo.